Norfa XXL Pictures ir Ogmios Entertainment rodo Pasaulio stebuklų istorija arba nelogiškiausios žmonijos investicijos. Prodiuseris Panevėžio ekranas, scenografija Panevėžio statybos trestas, erotinės scenos viešbutis Romantik. Trečias tūkstantmetis prieš mūsų erą. Senovės Egipto imperija. Visuotinis ekonomikos pakilimas. Praturtėję egiptiečiai ieško, kur sukišti pinigus. Talentingas architektas Imhotepas gauna faraono Cheopso užduotį parengti superobjekto projektą įamžinantį jo atminimą. Kiekvienas naujas projektinis pasiūlymas atmetamas kaip per smulkus ir netitinkantis ambicijų. Tada architektas iš nevilties pasiūlo statyti bet ką, kad tik kuo aukštesnį ir platesnį. Idėja susižavi visi. Investicijos vieta pasirinkama vaizdingoje dykumoje, nepaisant to, kad nebuvo privesta nei komunikacijų, nei visuomeninio transporto maršrutų. Piramidžių statybos darbai užtrunka virš 20 metų, objektas nepriduodamas komisijai laiku. Kadangi Panevėžio statybos trestas tuo metu dar neturėjo licenzijos statybos darbams vykdyti. Joks kitas statinys, kaip ir užsakovo vardas, istorijoje taip ilgai neišliko. 1492 Kolumbas atranda Ameriką. 1612 Olandų jūrininkas Harry Christensen atsiskyręs nuo savo partnerė nusprendžia nemokamai peržiemoti Manheteno saloje, negavęs Indėnų tarybos leidimo, už ką ir buvo papjautas. Tik 1626-aisiais jo pasekėjas Peter Menuit už $24 su strateginė nuolaida iš tarybos įsigijo Manheteno salą su visais infrastruktūriniais mokesčiais. Po trumpo 360 metų investicijų laikotarpio 1996-aisiais Manhetene buvo 200 dangoraižių, 17 000 restoranų ir kavinių, 200 000 parduotuvių, 250 teatrų, 500 muziejų, 17 000 viešbučių kambarių. Į metus atplaukdavo 30 000 laivų ir buvo surengiama 10 000 parodų. 1905 metai. Arizonos dykuma. Tiesiamas geležinkelis. Pavargę geležinkelininkai pasistato dykumoje palapines. Atsidarius gertuves po kelių gurkšnių palapinių miestelis pavadinamas Las Vegas. Dar po kelių susiformuoja vizija ir paskelbiamas saliūno ir pakeliais namų įkūrimas. Ima klestėti nelegalūs kazino ir barai, nepaisant sauso įstatymo šalyje. Ir kai tik 1931 metais miesto valdžia toliaregiškai pramušė azartinius žaidimus Nevadoje išimties tvarka, legalizuojant įstatymą, viskas prasidėjo. Jau 1995-aisiais Las Vegase gyveno beveik 1 milijonas gyventojų ir miestą aplankydavo 30 milijonų turistų per metus. Buvo 725 restoranai, 33 000 žaidimo automatų įskaitant esančius tualetuose, 13 000 blackjack stalų ir tūkstančiai koplyčių, kuriuose galima be formalumų susituokti. Mieste pastoviai koncertuoja Julio Iglesias, viešbutyje Mirage kas 15 minučių įsiveržia dirbtinis vulkanas ir viešbučio nuosavose tropinėse džiunglėse vaikštinėja tigrai, o akvariume plaukioja baltieji rykliai. Baltieji arkliai pasirodo tik paryčiui. 1889 metai. Paryžius ruošiasi pasauliniai parodai. Gustavo Eifelio inžinerijos ir statybos kompanija pasiūlo pastatyti 300 metrų aukščio bokštą, absoliučiai nelogišką ir be praktinės naudos statinį. Paryžiaus meras, nepaisant nepatenkintos miesto bendruomenės peticijų, pasirašo leidimą bokštui stovėti tik 20 metų. Norinčių iš paukščio skrydžio pamatyti Paryžių tiek daug, kad investicija atsiperka per pirmuosius metus. Bokštas tampa miesto simboliu, dar greičiau pradeda suktis Moulin Rouge malūnas, Montmartre palepes užplūsta dailininkai, įsimylėjėliai vis dažniau bučiuojasi ant scenos tiltų ir Luvras lūžta nuo turistų. 1958 metai. Jungtiniai Emiratai. Jaunasis šeikas Rashid bin Zayed Al Maktoum palapinėje ilgai galvojo, kodėl jo dykumų niekas neperka net už $24, kol likimas 1966-aisiais nepasiuntė naftos. Buvo pastatyta 40 aerouostų, atidaryti 19 laisvųjų prekybos zonų, išdygo brangiausias pasaulio viešbutis ir miestas jūroje, panaikinti mokesčiai, šalis tapo didžiuliu prekybos centru. Paskutinėme 20-ojo amžiaus dešimtmetyje į dieną apsipirkti atskrisdavo 100 lėktuvų iš viso pasaulio. 1950 metai Floridos pusiasalis Canaveralo iškyšulys. Karinė aviacijos bazė prezidento įsakymu pervadinama į Canaveral Kennedy Space Center, kuriam kiekvienais metais iškeliami kaskart vis nelogiškesni ir trenktesni uždaviniai. Pavyzdžiui, pasiųsti žmogų į Mėnulį, nors jis ten nieko nėra palikęs. Pastatomas didžiausias pasaulyje kosminių laivų surinkimo cechas. 1993 Žirmūnai, Vilnius. Truputį mažesnėme autobusų ir sunkvežimių ceche atidaroma maisto prekių parduotuvė. 2002 šalia pastatomas didžiausias planetoje povandeninis laivas ir nutiesiama Lukšio gatvė. 2004 Panevėžys, 2 km nuo Via Baltikos. 119 000 gyventojų. Miesto meras pasirašo dokumentą įeisiantį į pasaulio istoriją. Prekybos ir pramogų miestas Babilonas, leidimas statybai. Pirmos serijos pabaiga.